Labas rytas, nauja diena. Važiuojame apspirti valgyti. Šiandien įsiprašė į kompaniją kas? Kas įsiprašė į kompaniją? Niekas. Tai aš vieną važiuoju? Eik jau. Ridukas. Važiuojame kartu. Dabar 7 valandos ryto. Antradienis, kaip visada, mūsų apsipirkimas. Tikiuosi, ūkininkai turės to, ko man reikia. O beje, to ūkininko kopūstas, kur buvo davė dovanų. Tai žinokit, suvalgėm tiesiog sugraužėm, nes tikrai nerealiai buvo skanus. Tai važiuojame, ką įsigysime, parodysim ir jums. Apsipirkom ūkininkų turgę, kaip fainai, bet žinokit, tas ūkininkas su kalafijorais mane pamiršo, bet davė daugybę brokolių. Savo tau kompensaciją už tai, kad tave pamiršau. Ir toj parodysiu, kad dar įsigijau. Taigi, čia tie brokoliai. 3 gal ar 4, neatsimenu, žodžiu, davė kaip kompensaciją, kad pamiršo mane. Čia pridėjo kalno kopūstų tų skanių, net nežinau kiek čia sumokėjau, 3 gal eurus už tos. Tada yra paprikos maišas 6 eurai kainavo, agurkai kainavo po eurą 20, čia 4 kilai, tai 4 kilai berods, kiek tenai buvo, neatsimenu. Ir dar iš to pačio ūkininko dar bulvių nusipirkau. Už 30 centų bulvių. Tai va, dar bulvės tos. Nors bulvių turėjom iš giminaičių gavę, bet jau nedaug ten yra, tai žodžiu, nusipirkome dar. O dabar žiūrėkit, ką radau iš naktinio turgaus. Tai mano skyriaus, ne naktinio turgaus. Kągi pirkau, buvo 5 centų kilas baklažanas, po eurą kilas nektarinų, tų pomidorų dėžė 1 euras. Džiovinsiu, sakiau, ir sriubos virsiu. Arbūzą gavom po eurą už vienetą, čia kilas kažkiek 3 eurus centais buvo, svogūnai po 5 centų už kilą ir bananų dėžė 8 eurai už dėžę. Dar taip pat pirkome tų savo, Riduk, palaikyk man. Žiūrėkit, pirkom Graikinių riešutų, taip? riešutų, raziną ir datų. Va, dar iš tiek skiriaus. Tai viską dabar einame pakuoti ir važiuosime toliau. Taigi, žinokit, tai buvo juokinga, kad mane ūkininkas pamiršo. Mes buvom tarėmės, kad paliksim tau kalafijorų. Sakau, taigi sakėm, kad antradienį susitiksim. Davė tų brokolių, sako, nepyk, kitą kartą atsimins, sakau, žiūrėkit, nepamirškit manęs. Tai va, ir dar nusipirkau tų kopūstų šių, nes tas kopūstas tikrai buvo labai saldus, labai skanus ir man patiko. Ir bus ir salotom, ir kokiai sriubom tom, kur vertų ir taip toliau. Tai man atrodo neblogą dalykėlį gavome. Tai dabar važiuojame iki promo, reikia nusipirkti tų avižinių. Nes ir dukas norės ką daryti savo? Sausainukus darys. Bananų turim daug. Tai va, galėsim pasidaryti jo sausainukų, dėl to ir razinų pirkome. Kaip juokinga. Ko tai šiuo? Yra pirmam sandėly darbuotojas, kaip juokasime, pirmam sandėly darbuotojas, iš kurių būna vežimo, pasikolinam, būna kartais atvežam, kartais netvežam. Sandėlį ir jis dabar piktai žiūrėjo mane, kad aš netvežiau sandėlį. Žodžiu, prisiekėm su juo ir kad tai... Jisai labai supyko tikriausiai, kad nenuvežėm Riduką, aš tau sakiau, reikėjo nuvežti. Dabar dėdė mums kitą, kad gali neduoti vežimo. Ką darysim tada? Nieko, nes pas juos yra tie maži vežimai ir labai patogus, kai man nugarą būna skauda, tai tobuli. Tai su tuo naktiniu turgu apsipirkau iš tikrųjų neblogai, paprikos, be to pirktos iš Lenkų tos pusės, 6 eurai tas maišas. Labai džiaugiuosi ir tų pomidorų gavom ir bananų gavom ir daug visko. Taip, dabar važiuojam toliau. Važiuojam. Tai važiuojame. O kur važiuojam? Iki promo. Tai susitikime ir parodys, kad pirkau prome. Jau iš po promo avižinį nupirkti. Pakelis. Ir ryžiai. Kadangi buvo šitai pigiausias variantas, tai pirkau tus ryžius ir avižinių maišiuką. Iš tikrųjų turiu dabar dilemą su alyvuogių aliejum. Kadangi tas alyvuogių aliejus Maximo, jis brangs nedienom valandomis, jis yra labai skanus, bet reikia surasti kažkokį kitą alyvuogių aliejų, kuris būtų taip pat skanus.
nes tas biški man per brangus, nes norint jį įsigyti, tada kažko kito negaliu nusipirkti. Tai dabar mačiau Lidle yra ekologiško alyvuogių aliejaus, 10 eurų berods kainuoja, tik neatsimenu taros. Jeigu 7 PM, tai tada važiuojam nusipirkti, jeigu ne, tada važiuosim iki depo ieškoti aliejaus, nes tenai buvom vieną kartą ragavę, toks visai skanus aliejus ir kaina buvo berods irgi normalesnė. Tai dabar važiuojam žiūrėti alyvuogių aliejaus, ar yra Lidle. Jisai iš tikrųjų bus, bet mililitrų kiek ten to aliejaus yra, kad žinoti, ar verta ar neverta tą pirkti kainą. Iš Lidlo nusipirkau dar svogūnų, nes Aurimui buvo tik tai tiek pavydu, kiek tada rodžiau ir nenorėjau draskyti maišų, nes gali gauti velnių. Tai nusipirkau dar svogūnų, nusipirkau morkų dėl pelagrybių sriubos, kurią virsiu ir vakuosiu. Ir alyvuogių aliejų pirkau ne ekologišką, o šitą pabandyti, nes jisai gaunasi pigesnis, tai 10 eurų ten be 1 cento kainuoja. Tai tikiuosi patiks, bus gero skonio. Ir dar pirkau sodus. O dabar viskas, važiuosim pirkti bandyti stiklainį, nes praeitą kartą nuvėjus nieko nebuvo darbuotojų. Nedirbo tame skyriuje, tai tikiuosi dabar nuvažiavus rasime, kad gal kažkas dirbtų. O jeigu ne, tada kažką reikės kitą galvoti. Atsimenu vieną dalyką, jūs man vis rašot, kad parodyti, ką gaminu valgyti, kokias ten sriubas verdu ir taip toliau, tai žinokite, tiesiog viską sudedu į puodą 8 arba ir 12 litrų, tiesiog sudedu viską ir viską išverdu tame puode, uždedu prieskonį, obuolių acto ir viskas. Tai toksai būna tokia būna sriuba, kurią verdu. O ką maisto gaminu, tai iš tikrųjų kažkaip nėra labai to didelio laiko rodyti, nes jeigu mes būnam ofise, tai tada aš tiesiog į ultraprotos kepimo indus įsidedu bulves su daržovėmis ir pupelėmis, ar ryžius su daržovėmis, pupelėmis ir tiesiog išsikepam ten tą orkaitę, ar pyragą, ar duoną, ar beleką. Tai jeigu jums įdomu taip tiesiog matyti patiekalus, ne gaminimo eigą, nes namuose aš greitai susipjaustu ir ofise kepu. Tai jeigu tik norite matyti patiekalus, tai tada dalintis pradėsiu į istorius, ką mes valgome. Tai jeigu įdomu, pakomentuokite apačioje po šito video, kad žinočiau, ar tai aktualu, nes atrodo kartais gal jums neįdomu ir panašiai. Tai jeigu labai norėtume tokių nuotraukų ar video, ką gaminu, su tokia sudėtim nekonkrečia, bet maždaug ką dėjau, tai pakomentuokit tikrai. O dabar važiuojame ieškoti tų stiklainių. Taigi, mano mielieji, radom stiklainių. Čia 7 PM mililitrų. Man atrodo, čia kažkokie mažesni, gal ne tos papirkau. Neatsimenu. Man atrodo, čia gal 7 PM. Jo, su rožiukai 7,50, 2 pakuotės. Iš tikrųjų, tą Murmo skyriuje apsimoka pirkti, nes gaunasi 2 centų už tą stiklainiuką, kur depo pusę litro, berods kainuoja 2 gal daugiau. Tai va, prisipirkome stiklainių, važiuojam namo, virsim sriubos, kepsim sausainių, šiandien gal ne, bet rytoj, manau, išsikepsim. Arba šiandien, šiandien kep. Nu, pažiūrėsim, žodžiu, reikės pomidorų padažą virti ir dar daug visko. Tai krūva darbų laukia, važiuoju namo, savo šeiminėlę, ne? Važiuojam? Ridukai, tu žaidė su rankėme ir man trukdai. Prašau nežaisti, nes tas garsas tikrai mano balsą tikriausiai permuša. Nesibalodo gerai. Tai viskas, važiuojame namo. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti, susitikti kitose video. Ačiū Jums už palaikymą ir iki kitų video. Kol verdu savo pomidorienę su bazilikais ir, žinoma, sriubytę, kurios dar nesimato, kopūstai ant viršaus, bet čia jau beveik baigė. Noriu parodyti, žinokite, arbūzas tai tobulas ir tikrai bus labai skanus. O šitie, kur abrikosai pirkau irgi po eurą už kilą, šitas arbūzas euras kainavo visas šitas, nežinau, gal 7 kokie kilai, čia nes tikrai sunku. O šitie abrikosai doki, bet irgi nerealiai skanu buvo po eurą už kilogramą. Labai fainiai, džiaugiuosi, kad pirkau čia nuplauti ir atidėti rytojų prie košės.
Bet ką noriu paminėti, gal šitą alyvuogių aliejų irgi jau spėjau paragauti, tai žinokit, irgi tikrai skanus ir manau, jį visada dabar ir pirksiu, nes tai yra geriausia, sakyčiau, kainos atžvilgiu alyvuogių aliejus, kurį skanu bus valgyti. Tai mes einam dabar skanauti šito arbūzo gražus ir tiek, ane? Tai dar jisai, žiūrėkit, užriestas. Aha, kaip širdutė atrodo. Matot, taip fut, kaip širdutė. Labai gražiai atrodo. Tai viskas, einam darbuotis, rūbas virti ir taip toliau. Ačiū, kad žiūrėjote.